Sveiki, trumpa instrukcija, kaip valdyti meniu dalį produktų web versijoje ir mobilioje versijoje. Tai web versijoje mes turime būti prisijungę ir pradinėme puslapyje ar bet kur kitur, užvedus ant produktai, mes matysime tokį pasirinkimą mega menu. Ir galime eiti per VP editor. Tuomet atsidarius naujam langui, spausime UX Builder ir čia galite matyti visą meniu redagavimo formatu. Tai tiesiog mes, jeigu reikia, galime kažką pasiduplikuoti. Pasiduplikavus tekst dalyje mes keičiame to subkategorijos pavadinimą ir nuorodos dalyje mes pasirenkame būtent subkategoriją. Ta prasme, įvesime tiesiog subkategoriją. Ir tokiu būdu galima valdyti visiškai visą meniu dalį web versijoje. Dėl mobiliosios versijos turėsime keliauti prie išvaizdą, pasirinksime meniu ir čia yra mobiliosios versijos meniu. Ir čia toksai truputėlį tampimo principo variantas yra, kad kairėje pusėje prie produktų kategorijos išsiskleisite šią dalį ir peržiūrėti viską arba prie paieška susirasime norimą pridėti kategoriją. Pasirinkus tą kategoriją pasirinksime pridėti į meniu. Pridėjus į meniu, matote, pasiimame tą kategoriją ir tiesiog slenkame į tą vietą, kurią norime pridėti. Tai šiuo atveju mes ten turime pridėti prie produktai kažką, tai tiesiog pridedame, išsaugome meniu ir taip bus atlikti pakeitimai. Tai mobili versija valdoma per išvaizdą meniu, o kompiuterinė versija valdoma per meniu dalį, per mega meniu ir va čia yra sukurtas atskiras toks UX blokas vadinamas.